Labą dieną. Tai susirinkom šiandien viešinti projektinių pasiūlymų Vienbučio paskirties pastato Trakų rajono savivaldybėje Lentvario seniūnijoje Dideliškių kaime Kalno gatvė 46. Apie viešinimą visi informuoti teisės aktų numatyta tvarka. Į viešinimą kol kas niekas neprisijungia. Tai kadangi niekas neprisijungia viešinimą, manau, pradėsime truputėlį vėliau, kokių 15 minučių. Viešinimas vyks 1 valandą. Viešinimo metu pristatysime šituos labai gražius projektinius pasiūlymus. Aš juos praskrolinu taip greitai, nes kitas savivaldybė sako, kad jeigu nepraskrolinu, tai niekas neprisijungia, tai nesiskaito. Tai kas skaitytųsi, tai mes taip ir praskrolinam. Ir jeigu kažkas prisijungs, projektinius pasiūlymus pristatysime dar kartelį išsamiau, o jeigu tuo tarpu niekas neprisijungs prie mūsų projektinių pasiūlymų, tai traktuosime, kad visuomenė projektiniams sprendiniams neprieštaravo ir pritarė. Tai dabar laikinai išjungsime garsą ir vaizdą, o jeigu kažkas prisijungtų neužjungo, tai tada ir papasakosime dar kartelį. Niekas neprisijungs, tai tada taip ir vesime. Ir užbaigsime viešinimą traktuojant, kad visi pritarė mūsų projekto sprendiniams.
Taip, labą dieną. Sveiki, Rokai, malonu matyti. Malonu. Aš kažkaip galvojau, kad 31, šiandien pasižiūriu 30 ir dabar važiuoju palaukti, ne 5, o 4. Tai atsiprašau, kad vėluoju prisijungti, nežinau, ar čia buvo dar entuziastų, bet galiu Ne, pabudėti, jeigu. čia daugiau niekas, žinokite, neprisijungė, ponas Saulenis prisijungė, tai jis užsakovas, kad jis prisijungė, mes rašysime į protokolą, bet daugiau kažkaip niekas neprisijungė, tai kai niekas neprisijungė, tai mes ir tada paprastai traktuojam, kad visuomenė neišreiškia susidomėjimo su to projektuojimo objektu ir kaip ir viskas tenais yra, kaip ir viskas yra gerai, kaip yra. Siūlome tada pritarti tiems sprendiniams, nes nei vienas kitas žmogus neprisijungia dar kol kas. Tai palauksime, dabar mes 5 valandų, jeigu 5 valandą kažkas prisijungs, tai iki 5 prisijungs, tai pristatysime dar kartelį tos praktinius pasiūlymus, o jeigu niekas neprisijungs, tai nepristatysime. O jums, aš nežinau, ar jums verta juos pristatinėti, jeigu jūs vis tiek juos matėte, galiu parodyti. Ir va šitos praktinius pasiūlymus. Turbūt tik tai norėčiau, jeigu galiu paklausti, formaliai turbūt viešinimas va šito dabar vykstančio, ne, kaip čia pasakyti, susitikimo, susirinkimo, pristatymo protokolas kažkaip jis yra privalomas dokumentas atiduodant Trakų rajono savivaldybėje, ar ne, dėl statybos. Ir šitas irgi yra įrašomas visas susitikimas, tai toje vietoje mes savivaldybei pateikėme į tą YouTube idėją, kaip į sąrašus neįtraukiamą nuorodą. Kad, kas turi ten tą nuorodą, gali pasižiūrėti šitą viešą susirinkimą ir prie to pačio dar pati parašome trumpą protokolą, kuriame irgi papasakojame, kad ten kažkas prisijungia, neprisijungia. Ir kaip ir tiek, kaip apie tą visą eigą. Jeigu niekas nedalyvauja, tai traktuojama, kad procedūra įvyksta gerai, o jeigu vieta visai gerai, čia va biškutėlį. Dalinuosi. Rodo jums dabar, aš ekraną dalinuosi su jumis. Jo, matau, aš tuoj grįšiu iki didesnio, kaip sakyti, ekrano pamatysiu. O Rokai, tada dar jeigu galima klausimą į tą pačią temą, mes turbūt kiek čia dabar 2 savaitės atgal su sklypo pardavėja, kuriai priklausė tas įvažiavimo sklypukas, pasirašėm dokumentus ir dabar ten 5 kaimynai tapom, kaip čia pasakyti, 5-dalininkais kiekviena šeima arba kiekvienas individualiai ir iki sklypo dabar jau, kaip sakyt, galim atvažiuoti per dalinai savo tą sklypuką, kurio ir paskirties ten yra susisiekimas, komunikacija, keliai ar kažkaip panašiai. Tai čia turbūt yra jau dabar, kaip sakyt, palengvinimas ir šiokio tokio klausimo nuėmimas, ar ne, su derinančia institucija. Ten aš nemažai tada, jūsų kaimynas irgi skambino, mes jau irgi kėlėme tą projektėlį, derinas, ten tada nemažai tokių buvo aistrų, nes notaras jis užsiėmė poziciją, kad jis ir visų to neregistruos, nes jūs esate visi bendrasavininkai. Ir notaro buvo pozicija, kad jeigu bent vienam priklauso bent viena milijontoji sklypo dalis, tai kiekvienas iš tų bendrasavininkų gali naudotis tuo sklypu pilna apimtim tiek, kiek jam atrodo reikalinga. O toje vietoje savivaldybė sakė, kad vis tiek yra bendri savininkai, tu nepatekdamas į kito žmogaus plotą, tu į savo sklypą nepateksi ir būtų labai gerai, kad įregistruotus servitutą. Tai tada toje vietoje savivaldybė buvo pakankamai užsispyrusi, notaras irgi buvo pakankamai užsispyręs, tada kelis kartus tiek su vienais, tiek su kitais šnekėjome, bet ant galo notaras sakė, kad jis jau tikrai nenusileis, o savivaldybei perdavus notaro argumentus, kad kodėl čia viskas yra gerai ir be tų papildomų suderinimų, bet papildomų servitutą, tai moteriškė, su kuria bendravau už savivaldybės telefonu, kuri tada tikrino tos projektinius pasiūlymus ir įrašė,
Tai tada jinai sakė, kad jinai nematė, kad jeigu jau tokia situacija, tai tada jinai nusileis. Ir kad ir tuos statybos leidimus ir kad tos užteks bendrą savininkystės, neturint registruoto servituto. Tai dabar jeigu laikysi žodžio savivaldybė, tai toje vietoje su tuo keliu viskas turėtų būti gerai, nes pirminė, tai sakau, jų pozicija buvo, kad privalo būti registruotas servitutas. Bet čia mes daug šnekėjomės. Vieną dieną visą su notaru šnekėjau, kitą su savivaldybė, paskui trečią ten vos nekonferencinį skambutį mes darėm. Labai visi sudėtingai žodžiai šnekėjo, bet kažkaip ant galo pavyko rasti sutarimą, kad visiems viskas būtų gerai. Tai su tuo keliu lyg ir viskas jau užsispręsta ir viskas visiems būtų gerai, turėtų būti gerai. O gal dar jūs mane prie to pačio galėtumėt, kaip čia pasakyti, paedukuoti pagal dabartinius teisės aktus, ar ne? Nu, tai jeigu mes gaunam statybą leidžiantį dokumentą ir pranešam infostatyboje apie statybų pradžią, koks yra laiko terminas, kaip čia pasakyti, nu, pabaigti, ar iki, nežinau, kažkokio ten 80% baigtumo pastatyti, nu, vadinkim, dėžutę? Nu tai jau, čia toks atsakymas, jis bus, tavaržinės, šiandien ir paskutinis, nežinau, gal kokį 15 metų statybos leidimai buvo neterminuoti, bet dabar yra įstatymo pataisa užregistruota iš konservatorių partijos, kad statybos leidimai vėl būtų terminuoti. Aš dabar nesu tikras, koks ten įstatymo projekte tas terminas parašytas. Bet aš kaip tik skaičiau aiškinimo raštą, kuris buvo pateiktas kartu su tuo, nes man pasirodė labai... Šiaip pašytė, kad gerai, kad tas keičiasi, bet žmonėms aš manau, kad gal nėra gerai, kad atsiranda, nes pagal tą, kad, jeigu neterminuotas, tai jeigu pasibaigia, reikia naują išsiminėti. Tai tenais aiškinamasis raštas buvo labai įdomiai parašytas, kur paaiškinimas to įstatymo motyvai, tai buvo parašyta, kad kadangi Vilniuje yra daug nekilnojamo turto vystymo bendrovių, kurios išsiėmė statybos leidimą ir tyčia nestato savo namų. Dėl to toje vietoje rinkoje nėra pasiūla tokia, kokia turėtų būti. Ir dabar įstatymų įdės galiojimą, kad leidimas galioja tik tai šitą trumpą laiką. Ir visi vystytojai, kurie turi išsiėmę leidimus ir nestato, bus priversti statyti ir tuo būdu būtų kiekis padidės, kai jaunos šeimos lengviau pirks butus. Tai kaip ir toks pas jos argumentacija buvo. Aš to argumentacijoje nemažai matau galbūt logikos klaidų, jeigu taip galima pasakyti, bet nepaisant to, nežinau, suprantu, kad tas eina ir gali būti, kad jį priims. Tai labai priklausys nuo statybos įstatymo tos pataisos, kuri dabar eina. Ir jeigu jinai ją priims, tai kiek ten įrašys, tiek ir galios tas statybos leidimas, nepaisant to, kas pačiame statybos leidime bus parašyta. Tai čia, manau, paaiškės kelių mėnesių bėgyje, ar čia priims Seimas tą pataisą ar nepriims. Bet taip kaip šiandien galioja, tai jis galioja nuo pasaulio pabaigos tas leidimas. Nes aš tiesiog kažkur girdėjau, kad dabar būtent sugriežtino, sutrumpino, ir jeigu ten pradedi 26 balandžio 1, tai ten iki 28 balandžio 1 privalai, vėl nežinau kokį baigtumą, kažkokį būt pasiekęs, kad jis jau tas statinys būtų registruotas registrų centre, kaip toks jau arba galutinai pastatytas, arba arti to gyvenamo, kaip čia pasakyti, gyvenimui tinkamo lygio, tai ten 80 ar 85 ar 86 procentai. Bet vėl nežinau, kiek tame teisybės, nes čia tiesiog logiškas klausimas. Jeigu mes gaunam šiemet pavasarį tą statybą leidžiantį dokumentą ir jeigu mes to, kaip sakyti, namo šiemet nepradedam, nes truputį gali pasikeisti aplinkybės ir galim, kaip sakyti, palaukti iki 27 pavasario. Tai ar mes čia nepapulsim tarp kažkokių ten įstatymo, kaip čia pasakyti, blogų raidžių, kad paskui liktume kalti, nes kažko nepadarėm? Ne, čia matot, čia yra keli aspektai. Pirmas tai yra tas statybos įstatymas. Tai pagal statybos įstatymą vis tiek tas terminas, jis tikrai nebus mažesnis negu 5 metai. Visais kitais laikotarpiais, kiek buvo statybos leidimai terminuoti Lietuvoje, tokių buvo gal 3 periodai, visada būdavo įrašyta, kad 10 metų jis galioja.
Tai kad būtų mažiau negu kokie 5 metai, nelabai aš manau, kad taip gali būti, bet tikriausiai, kad jeigu jis bus terminuotas, tai tas terminas bus, taip logiškai galvojant, jis turėtų būti 10 metų, nes visada kaip ir būdavo 10 metų. O kitas momentas yra tas momentas bankų paskolos. Jeigu tuo tarpu statomas namas iš banko paskolų, tai bankai jie patys į savo tas paskolos sutartis įrašo, per kiek laiko tu turi tą padaryti, tą pastatą pastatyti. Nes bankai labai bijo, kad nebaigta statyba bus blogai, nes turtas pradės griūti. Nelikvidus turtas. Jo, ir kitas momentas, kad jis irti pradės. Jeigu tu jo neužsandarini, jeigu neuždėti stogą ir ten jis 5 metus stovi, tai paskui jis pradės nuvertėti pas tave naikinti. Tai dėl to bankai, tai aš įsivaizduoju, tai dažniausiai bankai ir būna. Tie, kurie įrašo, kad per metus arba per 2 turi pabaigti statybas, tai būna bankai. Ir jie tai rašo, kad hipotekos sutartyse. Tai ir banko pusės tas yra ir iš tikrųjų tikrai beveik visi bankai, kur duoda pinigus, pas juos visus išsimėto kažkas. Matau, ilgiausias terminas aš 2 metus esu matęs banko hipotekos sutartyje. Bet ir trečias momentas yra mokesčių inspekcija, nes mokesčių inspekcija irgi nori, kad jūs kuo greičiau pasistatytumėt tą namą ir prisiduotumėt, nes jūs mokesčius turtą mokėsite tada, kai pastatas bus 100% priduotas. Tai bet mokesčių inspekcija, jinai tokia kantri yra, paprastai jie ten po kokių 5 metų ar dar kažką atsiunčia tokius raginimo laiškus, kur rašo labą dieną, čia jūs statot namą, gal jūs jame jau gyvenat nebaigtam, tai tas nebūtų gerai, nes jūs kaip ir tada turto mokesčio nemokat ir kaip raginam greičiau pasibaigti, kad galėtumėt mokesčius mokėti. Tai tie 2 metai, tai aš manau, kad čia gal labiausiai tas, kas pasakojo, gal jie išėjo iš bankų praktikos. Supratau, aišku, daugiau mažiau. Jo, bet iš tos statybos, tai ten tikrai tie terminai statybos įstatymai yra tokie biškai ilgesni, tokie rimtesni. Tai tai tokios ir tokelės, jo. O šitą dar tada klausimas, jeigu čia aišku galima taip klausinėt, o Kalno 48 kaimyno Donato situacija dar procese, ar jau gal turit statyboje leidžiantį? Mes mūsų statyboje tenai įsikėlėme, kaip ir jo buvo projektas atmestas ir jo buvo vienintelė pastaba būtent dėl to servituto, tai mes įsikėlėme pakartotinai, tai aš manau, kad jis tenai kelių savaičių laikotarpyje turėtų turėti tą leidimą. Nes ten savivaldybė irgi labai ilgai diskutavom, tai ir kaip tas sprendimas suderintas, tai manau, kad jo tenai trumpas laiko tarpas, kai tas sprendimas turėtų atsirasti. Ir lauksim žinių. O tai dar tada grįžau jau iki namų, iki kompo. Ar man yra prasmė ir būtinybė būti prisijungus, ar čia jūsų prievolė, kaip sakyt, atbudėti tas 60 minučių? Sąžiningai atsakius, tai aš manau, kad jūs prisijungėte ir tiek daug mes šnekame, šitam tai yra netgi blogiau procesui, nes toj vietoj savivaldybė turės klausyti, ar jūs nepasakėte kokių pastabų, kur ten architektas praignoravo ir nesižvelgė ir nepateikė argumentuotą atsakymą atgal. Kai savivaldybė turi kažką daryti, tai jiems visada yra visniau, kad mažiau būtų to, ką daryti. Tai aš galiu į protokolą, kad jūs įrašytumėt, kad architektai atsižvelgė visas pastabas ir viską padarė. Jeigu jūs neturėtumėt pastabų, mes tada parašytumėm, kad jūs neturit pastabų. Neturiu pastabų. Tada toj vietoj savivaldybei nereiktų klausyti visą įrašą. Nes šito viso mintis ir yra, kad čia jau architektai nepiktnaudžiautų ir jeigu, pavyzdžiui, koks nors vystytojas jau skamba, kad perkoti, tarkim, daugiabutį projektuojamo, ten visuomenė dalyvauja ir reikia labai, kad viskas yra blogai, tai kad nebūtų toks variantas, kad ten su žodžiu suprišneki tokių niekų, arba iš viso paignoruoja tokių klausimus ir rašai savivaldybėje ataskaitą, kad viskas buvo gerai. Viso šito to ir rašymo tikslas ir yra, kad toks kaip kontrolės mechanizmas, kad savivaldybė galėtų pasižiūrėti, ant kiek pasvertai ir objektyviai šitą procedūrą pavesta ir jeigu jiems atrodo, kad kažkas elgiasi nepasvertai tą procedūrą, tai tada reiktų ją kartoti. Supratau. O tai man, kaip sakyt, budėti ar galiu atjunginėti, jeigu kaip? Ne, jeigu jūs apie projektą neturite klausimų ir pasiūlymų neturite, tai jeigu kad prisijungėte, tai tikrai galite atsijungti.
Jo. Gerai, tai Tik tai dar jeigu galėtumėt prieš atsijungdamas pokalbių langė, čia parašykite ten savo vardą, pavardę, nes vardą pavardę, gerai, to jau parašau. pavardę, kad matytųsi, kad jūs ir esate tas užsakovas, tada nesitaip pasisakys į valdybę, kad to iš kur nežinosim, kad čia užsakovas, o nesiip koks nors kaimynas. Telefoną parašysiu, bet turbūt rasiu. Jo, čia vat šat apačioj vat yra šalia širdutės iš kairės. Toks langelis, šat vadinasi. Tai jo, į tą vat šat įvedus, tuos kontaktus, ten turėtų viskas. Turėsite, kad jūsų vardą pavardę, tada mes tą įtrauksim ir viskas bus tenai, manau, gerai. Kur aš čia galiu parašyti, kad aš čia esu. Ai, va, čia, matau. Viskas matau, tuoj. Be ilgosios parašė telefoną. Bet tai čia gal. Ne, viskas. Gerai, dėkui. Tai gerai tada, Rokai, dėkui tam karteliui ir iki kito kokio tai neužilgo pasimatymo. Gerai, dėkui, geros dienos. Iki.